Sveiki, susitinkame su Nijolės Marytės Šerniūtės romanu Vilkų kampo Eliza. Šį romaną išleido leidykla Slinktis 2023 metais. Na ir su manim šio romano autorė Nijolė Marytė Šerniūtė. Sveiki, Nijolė, labai malonu, kad radot laiko prisijungti. Sveika gyva, Rasa. Mes su Nijolė, biškai papasakosiu truputėlį, susipažinome pasaulio lietuvių, kaip reikia sakyti, pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavime. Ir tiesą sakant, to suvažiavimo metu aš pirmą kartą pasijutau pasaulio lietuvė. Prieš tai buvau tik lietuvė, paskui staiga tapau pasaulio lietuvė, nes aš nesu taip senai išvykus iš Lietuvos, kad galėčiau kažkaip persiorientuoti taip greitai. Bet to suvažiavimo metu ten buvo labai daug nuostabių rašytojų iš viso pasaulio ir taip pat Nijolė. Ir Nijolė gyvena Amerikoje, taip? Taip. Ir man teko garbė, galiu tai pasakyti, perskaityti šio romaną dar vis rankraščio pavidalu, nes aš tuo metu dalinausi tokiais trumpais video pamokymais, kaip rašyti knygas. Ir Nijolė tiesiog paprašė manęs kritikos. Sako, turiu rankraštį, gal gali pakritikuoti. Ir tiesą sakant, įvyko labai įdomus dalykas, nes aš tikrai negailiu tos kritikos ir visada labai daug kritikuoju, kai kas net neįsižeidžia mano kritikoje išgirdę. Bet šiam romanui aš beveik nieko neturėjau ką pasakyti, kad taip gauti rankas rankraštį, kuris yra toks užbaigtas, toks išvelėtas, išvedentas, tiesiog kiekvienas žodis jau tarsi toks pergalvotas 100 kartų. Ir toks sklandus pasakojimas ir toks įdomus pasakojimas, aš jį surijau labai greitai, kad tiesą sakant, neturėjau aš tos kritikos. Ir paskui aš asmeniškai labai sirgau šitą romaną, galvojau, kad tik išleisiu, jeigu tokį romaną neišleista, aš jau iš viso nusivyliau lietuvių literatūros pasauliu. Bet ačiū Dievui, leidyklos Slinktis, šis romanas gimė knygos pavidalu ir dar pasigirsiu už jus, kad visai nesenai praeitą savaitę šis romanas laimėjo garbingą Ievos Simonaitytės vardo literatūrinę premiją. Tai mano ta nuojauta tokia pirminė, kad yra nuostabus kūrinys, tikrai nebuvo iš kelmos pirkta ir tiesiog iš niekur. Tai, Nijolė, kaip jūs jaučiatės? Ką jūs tikėjotės, kad jūsų knygą aplankys tokia didelė sėkmė? Jaučiuosi nuostabiai. Aš net nesitikėjau, kad taip įvyks. Ne pati pristačiau knygą tam konkursui, leidykla pristatė ir aš neturėjau niekokios vilties, kad kas nors imtų taip ir pažiūrėtų į tą knygą mano akimis, į tą gyvenimą, kurį aš vaizduoju mano akimis, kad jis suprastų ir įvertintų. Jaučiuosi iš tikrųjų pakylėta, laiminga ir labai sujaudinta. Man ši premija yra nepaprastai brangi, nes apskritai Ieva Simonaitytė man yra brangi. Brangus žmogus mažosios Lietuvos kontekste. Ir iš tiesų, jūs prieš tai rašėte, tai tikrai ne jūsų pirmasis kūrinys, bet jūs rašėte poeziją, ne? Kiek aš žinau, esate išleidus keletą poezijos knygų. Ir dabar tai yra pirmasis romanas, pirmoji prozos knyga. Tai jau galbūt jau jums ir tas klausimas šiek tiek įkyrėjo, nes jau daug interviu darėte, bet gal galite trumpai papasakoti, kaip gimė knygos idėja ir kodėl būtent tokia knyga, ir kodėl būtent prozos tokia knyga pirmoji. Iš tikrųjų, tai nėra pats pirmasis prozos kūrinys. Savo knygoje Raišas paukštis, tuo tarpu buvo pandemija, bijojau, kad mane liga griebs ir aš ko gero numirsiu dėl to, kad nebesu jauna. Ir skubėjau sudėti viską, ką tuo tarpu po ranka turėjau. Sudėjau visus savo eilėraščius ir apsakymus. Ir ten pateko ir mano vienintelė pasaka. Mano pasaka Medžių žmonės, kurią aš nepaprastai myliu pati. Ir kaip gaila, kad jos tiek mažai kas paskaitė. Man tai yra labai brangus kūrinys. Jis pasirodė kaip tik prieš karą Ukrainoje ir atrodo, kad aš lyg būčiau žinojusi, pamačiusi, kad taip gali atsitikti kažkuriam kraštui, bet jokių tokių antgamtinių galių aš neturiu, tiesiog parašiau pasaką, kuri seniai manyje gyveno.
O romanas Vilkų kampo Eliza irgi neatsirado iš niekur. Aš ilgus metus studijavau savo genealogiją, savo tėvų ir protėvių šaknis, mėginau sudėti savo genealoginį medį ir parašiau, surinkusi visą medžiagą, parašiau labai didelę knygą, beveik 300 puslapių, nebaigta saga, bet kuri yra tik tai giminėms. Ir štai pagalvojau, kad su proza man irgi neblogai, gal kartais man reikia panaudoti visą medžiagą, kurią aš esu surinkusi, pamačiusi, perskaičiusi, gal reikia panaudoti romanui. Ir parašiau, nors medžiagą rinkau labai ilgai, bet parašiau visai greitai. Atrodo, kad net ne aš parašiau, tiesiog viskas ėjosi labai sklandžiai. Ir kaip jūs, kad sakėt, kiekvienas žodis apgalvotas, iš tikrųjų tai ne, aš neapgalvojau tų žodžių, aš parašiau taip, kaip mes namuose kalbėjom. Šita yra kalba, šitie yra žodžiai, kuriuos tarė mano tėvai ir aš iki pačiol tais žodžiais tebekalbu su seserim ir su savo vaikais, nors mano vaikai jau tos tarmės nebežino. Tai vat man pačiai labai įdomi ta vieta, sakykime, pasaulio lietuviai, ar ne, mes esame. Kaip jūs vis dar išlaikote tiek daug, turbūt jau daugybę metų, ar ne, gyvenat ne Lietuvoje, kaip jūs išlaikote tą jausmą kalbai, kaip nepritrūksta to tokių niuansų, to skambėjimo, nes, ta prasme, visi sutinka, kad kai gyveni kitoje aplinkoje, kitataučiai žmonės, jie kalba kitaip, jie mąsto kitaip ir jie kalba kitaip. Ta prasme, kitoks yra kažkoks, nežinau, mentalitetas ir būdas priimti pasaulį yra kitoks. Jis automatiškai persiduoda. Ir, pavyzdžiui, aš kaip matau, kaip mano vaikai kalba, lietuviškai, tai jie kalba olandišką manierą, tik lietuviškai žodžiais. Tai vat kaip jums pavyko, ar jūs, kaip ta vieta, tokį gražų romaną parašėt gyvendama užsienį daug metų? Kaip? Man visą laiką atrodė, kad žmogaus tame kompiuteryje yra vieniem dalykam daugiau vietos, o kitiem dalykam mažiau. Taigi, kai kurie žmonės suaugę, išvažiavę, jie taip pat pamiršta savo kalbą, nes jie turi vietos tik vienai kalbai. Čia, tame kompiuteryje. Aš matyt, turiu vietos daugiau kalbai, galiu šnekėti 2 kalbom ir lietuvių kalbos aš negaliu pamiršti, nes aš esu lietuvių kalbos specialistė. Ir gyvenu Amerikoje jau 30 metų, bet aš nežinau, kodėl aš nevartoju anglicizmų, nevartoju internacionalinių žodžių, man viskas išeina kažkaip kitaip. Aš nežinau, kodėl paaiškinti, o kaip paaiškinti, aš nesuprantu. Mano draugai Lietuvoje sako, tu turbūt apsimeti, kad gyveni Amerikoje, tu kur nors čia pasislėpei Macikų kaime ir savo puoselėjai savo tarmę. Bet taip iš tikrųjų nėra. Jeigu pamirščiau savo kalbą, tai man reikia iš karto eiti jau į kapus, nes tai būtų man pati didžiausia gėda. Taip, čia tiesiog matyti yra, kaip jūs labai teisingai sakot, vienas žmogus daugiau turi vietos tiem dalykam, pavyzdžiui, gali ir 7 kalbas puikiai mokėti, o kiti galbūt turi vietos tik vienai kalbai. Tikrai aš irgi sutinku su tuo tokiu dalyku, tą teoriją. Na, dabar šiek tiek daugiau apie romaną. 2 pusės - Vokiečių Lietuva ir Rusų Lietuva. Ir tai yra jūsų, kaip jūs pati sakot, jūsų šaknis, jūsų giminės. Ir tai yra, kaip jūs rašėte apie romaną šį knygos pabaigoje, tai nėra tikra istorija, bet galbūt panaši istorija tikrai galėjo būti, nes jin yra paremta tikrais faktais ir tikrų žmonių prototipais. Tai apie personažų šiek tiek vėliau, bet pati istorija, tas vaikščiojimas per Rubežių, kuris yra nelegalus, jis yra pavojingas, bet tas Rubežius, ta siena skiria Lietuvas, taip galima sakyti, abiejose pusėse gyvena lietuviai, nei rusai, nei vokiečiai, bet lietuviai.
Ir jie bendrauja, jie vaikšto, jie, kaip sakoma, vienas kitą lanko ir laidotuvės ir taip toliau. Bet, aišku, rusų pusė yra skurdesnė, tokia daugiau turi problemų gyvenimo, o jau vokiečių pusė yra tokia geriau pasiturinti, lengviau gyvenanti. Bet vis tiek dauguma veiksmo vyksta, didžioji dalis veiksmo vyksta lietuvių pusėje. Tik tiek, kad mergina, pagrindinis personažas, Eliza, jinai atėjo iš vokiečių pusės, ar ne? Iš tos jau vokiškosios. Tai kaip labai įdomus tas toksai rėžis. Aš kažkaip nesu net skaičius tokių knygų apie tą rėžį, būtent tas dvi Lietuvas, dviejose pusėse ir jų skirtumus, ir jų panašumus. Ir ta tokie kaip ir, tokie kaip būna kartais, ar ne, dvi valstybės susitarė sieną, ir ta siena eina per kažkieno kiemą. Ir tada tas žmogus vienoje pusėje kiemą, vienoje valstybėje, kitoje pusėje kitoje valstybėje. Tai apie tai gal gali šiek tiek. Rubežius. Rubežius, kuris eina per Lietuvą. Dvi didelės valstybės atsikando po gabalą. Ir visa Lietuva pražuvo. O žmonėms reikia gyventi. Jiems reikia susitikti su savais, pereiti per tą rubežį. Ir tas rubežis, ant jo yra žuvęs mano tetos vyras, nušautas, kieno kulka jį nušovė, nežinia. Žinoma, to knygoje nėra, nes čia buvo ne 19 amžiaus vidury, bet 20 amžiaus pačioj pradžioj. Mano knyga yra visa 19 amžius. Prasideda ji nuo Napoleono karo, paskui baigėsi 1864 metais. Elzė Oškartatė pergyvena iš tikrųjų tokius didelius smūgius. Ji nesuspėja išmokti tos žemaičių kalbos, ji vis dar turi gerai pagalvoti vienus dalykus, kaip pavadinti, arba kaip kiti, kad pasako, kaip juos suprasti. Bet ji aiškiai mato, kad ji yra čia mylima tų žmonių. Ir jai yra lengviau išgyventi, nors ji be galo ilgisi savo tėviškės, savo namų, savo mamatės ir tėčio, savo gimtųjų Grabupių. Bet jai yra lengviau, nes ji mato kilnumą aplinkinių žmonių. Vienas dalykas, ką aš iš tikrųjų norėjau romane parodyti, tai žmonių kilnumą. Mes taip jau užmiršom, seniai užmiršom tuos žodžius kilnumas, taurumas. Taigi man tai buvo be galo svarbu parodyti ir Kristupo Oškarčio kilnumą, ir mamatės kaip moters tokia didybė. Ir net ir Petronėlė Grublytė arba Petronėlė Vilkienė, net ir ta turi savyje tiek daug taurumo, nors yra ligota, verksnė, silpnas toks žmogus, bet joje tiek taurumo ir kilnumo, kad aš taip norėjau, kad būtų. Kad jie yra protėviai. Aš visai to nežinojau ir romanas neatspindi tikros teisybės. Yra taip, kaip tada, kad buvo kitiems žmonėms, galbūt ir mano protėviams. Bet svarbiausia, neapykanta prievartai, neapykanta okupacijai, neapykanta svetimai kultūrai, galbūt net neapykanta svetimai kultūrai, bet neapykanta tos kultūros skverbimuisi į mūsų tautos kultūrą. Gal taip teisingiau būtų pasakyti. Tas turbūt yra matyti kiekvienam mano knygos puslapį. Ir meilė praeičiai, meilė tiem žmonėm, kuriems reikėjo pernešti ir išlikti žmonėmis, tas turbūt irgi yra aiškiai matyti. Aš nežinau, gerai atsakiau į klausimą ar ne. Gerai, žinoma. Aš kai skaičiau jūsų rankraštį, aš irgi atsimenu, kad sakiau, kad, ta prasme, aš skaičiau pagal tam tikras
sakyti, taisyklės, taip galima sakyti. Ir aš sakiau, reikia kažkokio tai blogiečio. Negali būti, kad visi labai geri. Aš atsimenu, jums taip sakiau, bet iš tikrųjų tai čia nėra tokia tiesa, dėl to, kad pats blogietis yra, tas blogietis ar ne, tas jau, kuris stabdo personažus, herojus, kad jie pasiektų tai, ko jie nori, tai yra likimas, tai yra aplinka, tai yra politinė situacija, tai yra tas pats rubežius, ant kurio gali kulką gauti. Ir iš tiesų ten, man asmeniškai skaitant šią knygą, ir aš paskui dar ilgai, bet dabar perskaičiau jau romaną išleistą, tai man taip labai iš karto norisi lyginti šios laikus, kaip mes dabar gyvenam, ir tuos laikus, ar ne, prieš daugiau negu 100 metų, kaip žmonės gyvena. Ir sakykime, ta prasme, tais laikais žmonės, nežinau net kaip čia pasakyti, bet neturėjo jokio pasirinkimo. Tu negali pasirinkti, kokioj troboj tu gyveni, nes jau kur atitekėjai, ten turi ir gyventi. Ta prasme, tu negalvoji, kad gal šitą įsigyventi. Tada tu negali pasirinkti žmonių, su kuriais tu gyveni, nes tai yra tavo šeima, ten broliai, seserys, visi ten kažkur tai, kad ir svetimi, kad ir blogi, vis tiek turi su jais gyventi. Jeigu susergi, tu neturi tarsi pagalbos tokios, kaip ir, pavyzdžiui, dabar net tų pačių vežimėlių, kad žmogus galėtų judėti ar kažką tokio. Tai tokie skirtingi laikai ir tokie skirtingi iš tikrųjų žmonės, per 100 metų viskas taip stipriai pasikeitė, kaip anksčiau gyveno žmonės ir kaip dabar. Arba, sakykime, tiesiog gamta, ateina audra, nuūžia audra ir ten, jeigu ten tas trobelė kokia silpnesnė, trobelė nugriūna, viskas, žmogus be namų lieka, o kur gauti naujų malkų ir tų rąstų pasistatyti trobelį jau kaip ir nėra. Tai toks išlikimas visom prasmėm ir ne tik dėl to, kad yra priešas, kuris ateina, kaip sakot, atsikasti, bet ir tiesiog ir tame kontekste žmonės vis tiek yra geri vieni kitiems. Tai čia taip gražu iš tikrųjų, taip kažkaip, labai gražu, tikrai labai gražus tas toksai, kaip gėlė, žinot, gėlė žydi. Niekam nenaudinga, bet tiesiog žydi, nes negražiai yra. Tai tas toks gerumas, toks yra šiaip sau tiesiog. Tiesiog, natūralus toks dalykas žmonių. Gerumas paprastas. Mano manimu, jeigu žmonės nebūtų buvę geri, jau mūsų seniai nebūtų iš viso. Mes išlikom kaip tauta, tik todėl, kad mes buvom geri vienas kitam. Aš irgi taip galvoju. Ja. Tik tai dėl to. Ir kad mes troškom šviesos, kad norėjom rašyti, mokėti rašyti, skaityti, švaros, tvarkos. Kartais aš jausdavaus truputį pavargusi nuo lietuvių literatūros, kurioje lietuvis valstietis buvo toks užguitas, toks nešvarus, piktas, kerštingas. Aš visada pajusdavau kažkokį priešiškumą tam rašytojui, kuris šitaip žmonės vaizdavo. Aš gerai žinau, kad jie buvo netokie. Gerai žinau dėl to, kad mano tetos buvo tokio gerumo, tokio skaistaus gerumo, nesavanaudiško gerumo. Tetos, dėdės, visi, kurie jau seniausiai nebėra. Ir man atrodo, kad tas gerumas neištiko dabar staiga, nei iš šio, nei iš to. Jis atėjo iš tų laikų, prieš 100 metų. Juk tas gerumas yra genuose. Jis negali kaip nors atsirasti pagal kieno nors pasakymą, paliepimą, išsilavinimą ar dar ką nors. Jis yra genuose. Ir aš galvoju, kad kas mes esame dabar, tokie mes ir buvom prieš 200-300 metų. Todėl mes ir esam tokie, kad jie tokie buvo. Geri ir stiprus. Be gerumo stiprus nebūsi. Tikrai. Ir aš visiškai su jumis sutinku, aš kai galvoju apie savo giminės ir močiutės ir pasakojimus, tai tikrai buvo tokių išskirtinių. Bet netgi žmonės dabar pasakoja apie žmogų, kuris senai mirė, sako, ji buvo labai gera. Tiesiog, net prisimena tokių pasakymų. Tikrai yra tas mūsų genuose, aš irgi pritariu visiškai. Ir nėra ko čia juodom spalvom dažyti, ar ne? Visai teisingai. Na dabar apie personažus. Maždaug aišku vieta ir laikas romano, kas dar neskaitė, dabar personažai. Tikrai labai įdomus personažai. Pradedant Anskiu, ta
nuostabia meilės istorija, tokia tiesiog, sakyčiau, netgi stebuklinga, va, jeigu kas tiki sielos tais dvyniais, tai atrodo, kad nukreipti sielos dvyniai susitikę. Vat jie tiesiog, negali atitrūkti vienas nuo kito, vat yra tas sielos jungimasis ir susijungimas ir nesvarbu, kas nutiko, jisai visada tarsi šalia. Tai labai nuostabi graži istorija. Tai vat ir paklausiu, tai kaip jau ta istorija kilo iš tų visų archyvus skaitant? Istorija apie meilę kilo ne iš archyvų iš tikrųjų. Aš pati atsiminiau savo pačios pirmąjį įsimylėjimą, kai buvau 6 klasėje. Aš įsimylėjau ir daugiau apie nieką galvoti negalėjau. 6. O tas berniukas, jis buvo berniukas kaip berniukas, jam nerūpėjo niekokie įsimylėjimai, jis nieko nežinojo apie tai. Tik aš viena galvojau, gal taip nebūtų atsitikę, jeigu aš nebūčiau mirtina skaitytoja, prisiskaičiusi užsienio literatūros, persivalgiusi tą užsienio literatūrą ir tas jausmas, noras kažko tokio pakylėto, kitaip, gal dėl to ir viskas ir įvyko. Žinoma, aš į Elsį įdėjau labai daug mano meilės istorijos, kaip jis slepiasi už skūnės ar už arklio, kai pamato Anskį einant pro šalį, nes gėdijasi. Tai buvo ir su manim. Pamatai jį einant Rusnės gatvelę ir bėgi kitą gatvės pusę, nes nenori, kad susitiktų akis. Gėda tokio jausmo. Nežinau kodėl, bet taip yra. Kodėl Anskis žūsta? Anskis žūsta todėl, kad toks buvo laikas. Ar jis prikeliavo per arti prie sienos ir jį vieni ar kiti nušovė ir paskandino, buvo žiema, gal įmetė jį į eketę, kaip lietuvininkų žodis į podumą, gal jį ten paskandino. Kur jis dingo, niekas nežino. Ir Elsė niekada nesužinojo, kur dingo Anskis. Todėl, kad Elsė nesužinojo, tai ir aš apie tai negalėjau parašyti, nes visa knyga yra Elsės mintys, Elsės galvojimas, Elsės prisiminimai, o kai ji nežino, tai ir parašyti apie tai negaliu. Tai štai tokia ta meilės istorija. Aš pati norėčiau, kad ta meilės istorija kiekvienam atsitiktų tokia, kokia atsitiko Elsei ir Anskiui. Du gražūs žmonės pamilsta ir būna laimingi, bet laimė visada trunka neilgai. Vienaip ar kitaip kas nors atsitinka. Na, aš tai gal nelinkim mes, kad atsitiktų kažkas, bet patirti tą jausmą tai tikrai. Ar ne? Anskis toks personažas lyg ir nematomas toj knygoj, bet ir matomas taip pat. Jis labai ryškus, jisai toks trumpas, bet jis labai ryškus, nėra nematomas visiškai, jisai per visą knygą eina praktiškai. Jo, jis pats nieko nedaro, bet Elsės mintyse jis yra gyvas. Todėl visoje knygoje ir yra. Jis ir mirties valandą ateina. Taip. Na, Antonina. Antonina tai iš viso toks įdomus personažas ir aš taip kažkaip ją pamėgau iš pirmo žvilgsnio, iš pirmo sakinio. Ir ta tokia kaimo ragana, jinai yra, vėl toksai, sakykime, klasikinis personažas. Kiekvienas kaimas turėjo kažkokią žolininkę, tokia kaip vadinama ragana, ar ne, dažniausiai žmonės jos arba prisibijodavo, arba jinai kažkokia ten negraži, ar kažkas tai su jie blogai, ten viena kažkur gyvena. Bet va čia yra Antonina, kuri labai gražiai draugauja su tuo vilku, Benediktu, ir jinai tiesiog toks teigiamas personažas, nors žmonės jie laiko neigiamų personažų. Tai va čia man buvo labai įdomus ir ta graži istorija taip užsibaigusi gražiai. Tai kaip jūs ją išmastėt, ar sukūrėt, ar kaip? Sunku pasakyti, aš tokio žmogaus nepažinojau niekada savo gyvenime, negirdėjau nieko iš tėvų apie tokį žmogų, bet aš girdėjau apie kitą žmogų. Gyvenu Švėkšnos kažkokiuose miškuose, apylinkėse žolininkė, kuri gelbėjo visiems žmonėms, kas tik į ją kreipėsi, žolelėmis ir
labai daug žmonių pagydė. Šitą žolininkė pagydė ir mano motina, nes mano motina turėjo rožę, lygiai taip kaip Petronėlė Vilkienė. Ji turėjo rožę ir jokie daktarai negalėjo pagelbėti. Užgyja ir vėl atsidaro, užgyja ir vėl atsidaro. Mano tėvas iškeliavo pas tą žolininkę ir pargabeno maišelį nuo jos visokių tų žolių ir instrukciją, ką su tom žolėm daryti. Ir pagydė. Tai štai čia tiek mano žinių apie žolininkės. O kad ji buvo, nieks niekada literatūroje neparašė apie žmogų, kuris yra gimęs iš dvynukų, o vienas iš tų dvynukų yra ištirpęs kitame. Tai štai Antonina toks yra žmogus. Matyt, ji 2 embrionai suaugo į vieną ir ji dabar, kaip žmonės kaimo tokius vadina, ji yra viešgaidis. Bet kaip jai reikia gyventi su tokia gamtos klaida, aš norėjau parodyti, kad gamtos klaida tai nėra nusikaltimas. Ir kad išmokti gyventi taip gamtai suklydus ir būti tokiam įdomiam žmogui kaip Antonina, tai yra didelis dalykas. Išmokti su savo nelaime gyventi ir būti naudinga kitiems. O kad jos ten, tos senos moterys slėpėsi nuo kitų žmonių, tai viskas savaime aišku. Matyt, nenorėjo, kad visi pasaulio žmonės žinotų, kaip Antoninai reikia gyventi, kas ji tokia yra, kokia nelaimė jie yra ištikusi dar prieš jos gimimą. Nenorėjo niekam sakyti, nenorėjo, kad kas žinotų ir dar labiau apipintų kokiais negražiais pasakojimais. Taip jos ir nugyveno 3 babukas, motutė ir Antonina, viena po kitos mirė ir iškeliavo ir savo gyvenimu buvo labai reikalingos moterys. Ir tiesiog pasakymas, kad man pasako žemė, ten pavyzdžiui klausė tas Benediktas, kažkur tu žinai tiek daug žolių, kas čia tave išmokino? Sako, man žemė pasako. Ir man taip gražu kažkaip nuskambėjo, kad, tai reiškia, jinai kažkaip moka su ta žemė kalbėti, jeigu jai pasako, va čia ta žolė nuo to. Tai toks kaip vos kaip tokių ekstra galių turintis žmogus, nors ir kaip nuskriaustas likimo, bet turintis kažkokiu tai dar papildomų dalykų, tokių kaip ekstra dovana galės. Man atrodo, kad ji buvo ir poetiška, todėl ir sako iš žemės. Čia gal kokia metafora, jai yra. O Benediktui jau atrodo, kad jie iš tikrųjų turi kokių nors nežemiškų galių. O jie tikriausiai yra poetiška. Ir tiek. Aš Antoniną irgi labai myliu. Ji yra man be galo brangus personažas. Aš taip įsigalvojau į ją, kad man tas paskutinis jos jau po mirties tas Bedetkų laukas man yra labai gražus. Kaip jis man taip gražiai išėjo parašyti, aš pati stebiuosi, bet man jis pačiai yra gražus. Norėjau kažkiek mistikos savo romane, kažkiek tos mistikos, nes apie Antoniną visi kaimai aplinkui galvojo ne taip, kaip iš tikrųjų yra. Ji buvo mistiška. Ir jos pasaulis buvo toks, kaip žmonės, kad įsivaizdavo. Ne toks, kaip žmonės įsivaizdavo, bet taip jau atrodė. Ir mirštančiam Benediktui taip pat. Jie atrodė mistiška. Kaip išminčius, žinot, kaip Lizdeika, kur Gediminas paklausė, ką reiškia mano sapnas. Tai tokia kaip išminčiai galima ją priskirti prie tų, tokios kaip ir jos vietą. Vilkai. Vilkai tai irgi tokie įdomus, visa giminė ten jų, ne vienas vilkas, bet visa giminė turi, dainuoja visi labai gražiai, kaip sako, negalim garsiai dainuoti, nesakys vilkai staugia, tai čia toks kaip humoras, bet dainuoja visi labai gražiai, aš kaip supratau, visi labai gražus, tokie žmonės, tokie, tikrai gražus žmonės.
Ir visi labai tokie karštakošiai, bet geri irgi. Karštakošiai ne iš blogumo, bet iš to teisybės tokio ieškojimo, iš to teisybės jausmo. Tai man irgi labai patiko tie vilkai ir tas Elzės perėjimas, jausminis, labai gražus perėjimas į tos pirmosios meilės, kuri baigėsi taip skausmingai, iki tos brandžiosios, galima sakyti, meilės, irgi labai gražiai kažkaip susijungia, nes tie vilkai nieko blogo nedaro iš tikrųjų, jie tik tokie karštakošiai yra. Tai vat, kaip jūs tos vilkus apipasakotumėt? Į Vincento charakterį aš sudėjau labai daug savo tėvų bruožų. Labai daug, nes vis tiek, kai pasakoju apie kokį žmogų, turi kažką pažinti, kad jis išeitų, tas personažas, kad išeitų tikroviškas. O ne sukurtas iš debesies. Taigi aš pasinaudojau savo tėvo charakteriu, kad, o be to jau mano tėvas iš jų ten visų yra kilęs, tai gal Vincentas ir buvo kaip tik toks, kaip mano tėvas. Mano tėvo pusėje yra tėvynės gynėjai. Štai Vincentas ir yra toks tėvynės gynėjas, savo kalbos užtarėjas. Jis taip smarkiai nekenčia visų tų atėjūnų, nors ne visi atėjūnai yra labai blogi ir kalti, bet jis jau mažas, ima kautis su jais. Na štai Maskolius pažadėjo, žodžio netesėjo ir jis eina už savo tėvą keršyti. Žinoma, tai pakeičia visą jo gyvenimą, šitas kerštas prieš Maskolį perlaužė jo gyvenimą, išsiunčia jį kitur ir viskas keičiasi. Tai paskui Vincentas maištauja, jau grįžęs atgal iš lietuvininkų pusės, grįžęs atgal, jis maištauja, jis negali būti rekrūtas. Nenoriu pasakyti, kas atsitiko, bet jis padaro, jis žengia tokį žingsnį, kur mažai kas gali žengti. Kad jis nepatektų. Mes žinom iš istorijos, kad žmonės taip darė, kad neišeitų į rekrūtus. Ir aš labai tikiu, kad Vincentas galėjo tai padaryti. Vėliau jis ir į sukilimą išeina. Kiek jis tam sukilime naudingas buvo, sunku pasakyti. Ir Elzė šito nežino, todėl aš negaliu apie tai rašyti. Bet grįžta jis pasikeitęs, jo dvasia yra sulaužyta, bet gerumas vis tiek išlieka. O mano Benediktas, Vincento tėvas, vėl yra be galo įdomus žmogus. Jis yra filosofas. Jam patinka filosofuoti. Jis eina visus užtarti. Jam svarbu, kad moteris nebūtų skriaudžiama. Niekur jis taip nešoka karštakošiškai su savo kumščiais, kaip tuo metu, kai mato, kad moteris yra kaip nors skriaudžiama. Aš dėl to tuos savo personažus taip labai myliu, nes ir pati savo gyvenime visada stovėjau silpnesniojo pusėje. Ir mokykloje, kada vaikas buvo ten pedagogų taryboje visai linčiuojamas, aš šokdavau to vaiko pusėn. Toks mano charakteris, man atrodo, kad iš čia yra ir mano Benediktas. Toks, kuris užstoja silpną, kuris yra silpnesniojo pusėje, paduoda ranką jam. Gal taip ir turėtų būti su visais žmonėmis. Kaip gražiai su vaikais jūs aprašėt, kaip jūs ten labai trumpai, bet labai gražus toksai gabaliukas stiprus, kad jisai tarsi sukuria tą autoritetą, kad jo visi klauso, bet leidžia netgi vaikams būti savimi, tarkime, nespaudžia, kad tu turi taip daryti, o tu turi taip, tiesiog gyventi savo gyvenimą, tai taip labai gražiai tikrai. Tai toks yra Kristupas Ožkartis, Ožkartis yra toks labiau naujų pažiūrų lietuvininkas, jis kitaip žiūri į savo vaikų norus ir pomėgius, nors pats yra labai griežtas savo.
visa tokia disciplina namuose Oškarčių yra mamatės rankose. Tai ji tenai vaikus nulieja su rykšte, tai ji klubdo ant kelių Grėtę už jos nusikaltimus, ji priverčia melstis ilgiau už blogą pasielgimą, bet Kristupas kitaip, jis yra daugiau, jis yra švelnesnis, malonesnis. Tik žinoma, tikybos atžvilgiu, tai jie abudu, Oškarčiai abudu ir Barbė, ir Kristupas yra labai griežti. Malda, papročiai, bažnyčia, taip turi būti. Tai yra pareiga ir nuo tos pareigos nei Oškarčiai, nei Vilkai niekur nepasitraukia. Bet vieni yra katalikai, kiti yra protestantai. Tai vėl toks irgi skirtumas irgi yra pabrėžiamas. Jo, bet nepaisant to, jie vis tiek yra, kartais galvoju, kad jie yra laisvamaniai, tokie, kaip buvo mano tėvas, laisvamanis, kovotojas ir maištautojas prieš tradiciją. Sakysim, Vincentas, jeigu negali savo dukters palaidoti kapinėse, tai jis pats pašventina paprastai. Labai gerai. Pats pašventina, ir taip tai negalima, turi kunigas pašventinti, o jis pašventina pats. Nebūtų Vilkas. Taip, nebūtų Vilkas. Na ir jeigu taip ieškant jau pačio blogiausio personažo visoje knygoje, tai turbūt seneliukas Grublys jau čia būtų pretenduotojas didysis. Bet jūs vis tiek sugebat taip surašyti viską, nors atrodo, jau jis ir burba, ir pyksta, ir varo su to savo lazda visus ir neleidžia į tą savo, kaip neatsimenu to žodžio, bet į tvartą pastatyti arklio, žodžiu, nieko jis nenori, neleidžia ir tą savo babutę skriaudžia. Bet kažkaip tai viskas sudėjus, man jis vis tiek simpatiškas toksai, nėra neigiamas personažas. Aš netgi paskui galvojau, gal jį vaikystėje kas skriaudė. Gal jis tiesiog toksai užaugo toks, negalėdamas savyje to pykčio iš kažkaip sudoroti, tai jis jį išlieja. Ta prasme, vis tiek kažkaip jūs sugebėjot surašyti apie jį teigiamai. Ir nevotų jisai ir mirė tą pačią dieną su savo žmona, tarsi tokia kaip labai tvirta tvora, kaip tvora, nors galbūt realybėje taip ir nebuvo. Tai vis tiek kažkaip jūs jį reabilituojat. Grublys yra toks irgi įdomus personažas. Kad jis burba, murma ir pyksta, tai todėl, kad jis serga, jam matyt labai skauda, jis yra ant lovos visą laiką, jam tikrai yra nelengva, juk jis darbavosi, jisai pats namus pasistatė, jisai net ir savo anūkiai stakles sukūrė, ir tai yra savo žmonai stakles padarė, o kada jie įniko į tas stakles, jam pradėjo imti pyktis, reikia kažką dirbti, daryti, o jį įsilindus į tas stakles, iš to pykčio kartais jis gal ir užduodavo jai, nes paprastai vyrai užduoda per galvą, per žmonai, per veidą ar dar ką nors. Taip atsitiko ir su Grubliu. Jisai supykęs ir sumuždavo ją, o kuomet Benediktas atėjo jį auklėti, tai jis paauklėjo labai per smarkiai. Kažkaip jį padarė tokį invalidą, jam pasidarė sunku savo darbus dirbti ir dėl to jis ir pyksta. O kas nesupyktų? Kiekvienas supyktų. O jis man patinka tas Grublys. Man jaučiasi, toks ir tiek. Tikras žmogus. Ir piktas, ir geras, ir atlaidus, ir neatlaidus, ir kerštingas, ir mylintis. Juk kodėl jis pyksta ant Onikės ir Elsės, kai jos ateina su vaiku? Tai juk beveik visi metai praėjo, tai kur jūs buvot neatėjusios? Ar negali žmogui sukilti pyktis, matyti kiekvieną dieną jis laukia? O kodėl laukia? Todėl, kad mylėjo, tik pasakyti neina šito. Taip. Man Grublys asmeniškai patinka.
Na ir ką aš dar pastebėjau, visos knygos tokia kaip ir jungiama, jie galbūt tokia emocija, arba kuri tarsi visi geri, ar ne, visi, likimas visus skriaudžia, ir ten tie smetimi ateina, ir visokių tokių, ir audros, ir viskas vyksta, kaip sakoma, sunku gyventi, rekrūtai ir taip toliau, bet visi tokie išlaiko tą savo širdies gerumą, šiltumą vienas kitam. Bet tuo pačiu metu kiekvienas praktiškai iš personažų, tiesiog netgi jeigu jūs to neparašote, galima tarp eilučių suprasti, jaučia kaltę. Ir netgi aš čia pasižymėjusi su knygoje vieną iš tų tokių kaip ir citatų, kai jūs skyrelio viršuje vieną iš citatų išskiriat, kad tarsi žmogus jaučia kaltę už tai, ko net nepadarė. Elzė, pavyzdžiui, jaučia kaltę, kad Anskis dingo, tada jaučia kaltę, kad su vilku jinai tarsi geruose santykiuose išdavė vieną, paskui išdavė kitą, nors realiai nieko jinai nepadarė, kad jinai nenuėjo laiku pas tėtį, kad jinai to nepadarė, kad jinai kažkur pavėlavo, nepadarė. Ir toks jausmas, kad jie visi, ta pati Ona, tokia iš viso angelas, visų tarnaitė, bet irgi jaučia kaltę, kad kažko tai nepadarė, ar ten kažkur tai iki galo nepabuvo, ar pas seneliukus laiku nenuėjo. Tai va tas kaltės jausmas, va irgi jisai visur. Ir aš taip galvoju, kodėl va tas kaltės jausmas pas juos visus yra. Iš kur, kas jį įdegė, tą kaltės jausmą? Todėl, kad žmonės turi sąžinę. Todėl sąžinė yra vienas iš pačių svarbiausių sveiko žmogaus protinių galių. Jeigu tu sąžinės neturi, kažkas su tavo protu jau yra negerai. Taigi šitie žmonės turi sąžinę. Benediktą graužė visą laiką sąžinę, kad jis sumušė grublį, kad per daug savo kumščiais pasišvaistė. Elsė kankinasi, kad ji nenuėjo pas tėvus, kad bijojo, kad nepadarė. Gal tik viena Onikė sąžinės priekaištų kažkiek neturėjo, nes jie gyveno visiems, tik tai ne savo. Bet kad nenuėjo laiku pas seneliukus, irgi keltė jautė. Taip, sąžinės graužatį jaučia visi, ir Petronėlį Grublienė, ir kuris tik tai nėra to sąžinės jausmo kankinamas. Kiekvienas. Ir man atrodo, kad tai yra labai gražu turėti sąžinę ir jausti pareigos jausmą kartu. Tie du dalykai mus ir daro žmonėmis. Ką, Nijole, jau šnekam 42 minutės, tai ilgai nelaikysim dėmesio klausytojų, kurie klausysis šio pasakojimo mūsų. Jeigu dar kažkas, matau, žiūrite ir norite užduoti klausimą, tai rašykit, mes juos pamatysim. Tai gal toksai paskutinis klausimas, arba jau vienas iš paskutinių. Dabar jau knyga parašyta, ji išleista, įvertinta, apdovanota. Ko jūs dar palinkėtumėt savo knygai? Kokio jo gyvenimo kelio, kaip savo personažams, tai savo knygai, ko palinkėtumėt? Aš norėčiau, kad mano knyga turėtų, kažkaip rastų labai svarbų momentą išsaugoti savo kalbą, kokia ji yra, išsaugoti žodžius, tarminius, kurie yra tikrai baltiški žodžiai, išlaikyti juos. O jeigu neišlaikyti, tai nors pagerbti, susidomėti jais. Man atrodo, kad aš to labiausiai ir norėčiau. Jeigu mano knyga atliks šitą pareigą, aš manysiu, kad gyvenau nebereikalą. Tikiu, kad taip ir bus. Tai ką, labai ačiū Jums už Jūsų laiką, už Jūsų mintis, už Jūsų nuostabų romaną. Kviečiame skaityti, kas dar neskaitėte. Išleido šį romaną leidykla Slinktys. Ir kągi, Nijolė, linkime Jums kūrybinių įkvėpimų tolimesnių, lauksime naujų kūrinių ir iki kitų susitikimų. Iki, mieloji Rasa. Iki. Iki. Ačiū Jums.